Elektroninės valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos paslaugos. Patogiau, greičiau, šiuolaikiškiau. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos nuo šiol viešasias paslaugas galės teikti ir internetu. Tai leis įmonėms ir gyventojams įprastas paslaugas gauti greičiau ir patogiau, neišvykstant iš savo biuro ar namų. 2009–2013 metais inspekcija įgyvendino ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotą projektą Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas. Jo tikslas – perkelti valstybinės geležinkelių inspekcijos teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę, padaryti jas prieinamesnes, patogesnes verslui bei gyventojams. Elektroninės paslaugos teikiamos per geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinę sistemą, kuri pasiekiama adresu www.is.vgi.lt. Prisijungti prie sistemos išties paprasta. Užėję į pagrindinį sistemos puslapį, pasirinkite, kaip norite prisijungti, naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslaugomis, asmens tapatybės kortele ar elektroniniu parašu. Jei ketinate jungtis per elektroninę bankininkystę, spustelkite mygtuką Bankas. Pasirinkite norimą banką. Suveskite atpažinimo kodą, slaptažodį ir nurodytą kortelės slaptažodį ar kodų generatoriaus sugeneruotą slaptažodį. Ir štai jūs jau susikūrėte savo geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos vartotoją. Lieka tik pasirinkti norimą paslaugą. Jei pasirinkote prisijungimo su asmens tapatybės kortele būdą, turite turėti naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę. Kompiuteryje turi būti įdiegta speciali programinė įranga, prie kompiuterio prijungtas kortelių skaitytuvas su įdėta asmens tapatybės kortele. Spauskite mygtuką asmens tapatybės kortelė, tada atlikti autentifikaciją. Sąraše pažymėkite norimą sertifikatą, spauskite pasirinkti pažymėtą sertifikatą ir įveskite sertifikato slaptažodį. Jei jungitės naudodami elektroninį parašą, spauskite mygtuką elektroninio parašo naudotojams. Tada pasirinkite elektroninį parašą, tarkime, mobilųjį elektroninį parašą. Suvedę asmens kodą, į savo telefoną gausite pranešimą su 4 ženklų kodu. Jei šis kodas sutampa su kompiuterio ekrane matomu kodu, suveskite savo mobiliajame telefone elektroninio parašo kodą ir jūs jau prijungtas prie sistemos. Juridiniai asmenys, norintys naudotis informacinė sistema, pirmiausia turi pateikti valstybiniai geležinkelių inspekcijai raštišką prašymą sukurti sistemoje įmonės administratorių. Kai valstybinė geležinkelių inspekcija suteiks jam administratoriaus teisės, atidarę sistemos langą, jis galės rinktis, jungtis kaip fiziniam asmeniui ar kaip įmonės atstovui. Administratorius ne tik pats sistemoje gali atlikti įvairius veiksmus, teikti prašymus, registruoti geležinkelių riedmenis ir infrastruktūrą, bet gali ir kitus asmenys įgalioti atlikti tam tikras funkcijas. Norėdami kitam asmeniui suteikti įgaliojimą, spauskite juridinio asmens kortelė. Tada įgaliojimų tvarkymas ir suvedę asmens duomenis pridėkite jį prie įgaliotų asmenų sąrašo. Varnele pažymėkite, kokias funkcijas jis gali atlikti, taip pat nuo kokios datos iki kada įgaliojimas galioja. Prisijungę prie geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos galėsite naudotis šiomis inspekcijos elektroninėmis paslaugomis. Laikyti egzaminus, registruoti riedmenis, registruoti geležinkelių infrastruktūrą, gauti licenciją, atestatą ar leidimą, pranešti apie geležinkelių eismo įvykius, pripažinti saugos valdymo sistemas, gauti statistinius duomenis apie eismo saugą, tvarkyti savo įmonės elektroninę kortelę. Nuo šiol internetu valstybiniai geležinkelių inspekcijai galite teikti prašymą laikyti vieną iš šių egzaminų. Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų, pavojingų krovinių vežimo specialistų. Jei esate įmonės atstovas, galite teikti prašymą dėl grupės jūsų įmonėje dirbančių asmenų. Prisijungę prie sistemos, pateikite prašymą laikyti egzaminą. Išduoto sąrašo pasirinkite, kokį egzaminą norite laikyti ir užpildykite prašymo formą. Pažymėkite norimą egzamino laiką ir vietą, pateikite kitus prašomus duomenis.
Kai gausite pranešimą, kad jūsų prašymas priimtas, naudodamiesi elektroninę bankininkystę, sumokėkite rinkliavą už egzamino laikymą. Paskirtą dieną atvykite laikyti egzamino. Egzaminas laikomas kompiuteriu. Jums pageidaujant, inspekcijos darbuotojas paaiškins, kaip tai padaryti. Kai atsakysite į testo klausimus, sistema iš karto patikrins ir įvertins jūsų egzaminą. Jums nereikės laukti, kol egzamino testą ištaisys inspekcijos darbuotojas. Pažymėjimą gausite per informacinę sistemą ir bet kada galėsite jį atsispausdinti. Jūsų patogumui sistema automatiškai primins apie pažymėjimo galiojimo pabaigą ir susijusių teisės aktų pasikeitimus. Nuo šiol norint Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre įregistruoti geležinkelių riedmenis, į inspekciją vykti nebereikės. Dabar tai padarysite internetu, prisijungę prie sistemos. Atsidarę informacinės sistemos langą, paspauskite meniu punktą Registrai ir kairėje spustelėkite Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registras. Tada pasirinkite, ką norite daryti. Įregistruoti riedmenis, peržiūrėti įregistruotus objektus ar pateiktus prašymus, teikti prašymą keisti riedmenų duomenis. Atsidariusiame lange užpildykite elektroninę prašymo formą ir prisekite nuskenuotus dokumentus. Pateikus šį prašymą inspekcijai, jis iš karto bus pradėtas apdoroti. Jei dalies dokumentų negalite nuskenuoti ar įkelti į sistemą, pažymėkite varnele ties atitinkamu dokumentu. Šį dokumentą turėsite pristatyti. Įregistravusi riedmenį sistemoje iš karto atsiras įregistravimo pažymėjimas, kurį atsispausdinsite, kada panorėję. Sistemoje greitai ir paprastai užregistruokite savo geležinkelių infrastruktūrą. Spustelėkite meniu punktą Registrai ir kairėje pusėje pasirinkite Geležinkelių infrastruktūros registras. Užpildykite registravimo formą ir paspauskite mygtuką Pateikti. Jei reikia, formą galite pataisyti. Taip pat geležinkelių infrastruktūros registro lange galite peržiūrėti savo pateiktus prašymus ir registruotus infrastruktūros objektus. Visus pasirinktus geležinkelių infrastruktūros objektus galite pamatyti GIS žemėlapyje. Nuo šiol pateikti prašymą gauti valstybinės geležinkelių inspekcijos išduodamas licencijas, saugos sertifikatus, įgaliojimus saugos srityje, atestatus ir kitus leidimus galite internetu neišvykę į savo biuro ar namų. Sistemoje spustelėkite meniu punktą Teisės veikti suteikimas. Pasirinkite, kokią licenciją, atestatą, sertifikatą, įgaliojimą ar leidimą norite gauti. Užpildykite prašymą ir pateikite jį. Kai prašoma teisė veikti jums bus suteikta, sistemoje atsiras pranešimas. Susimokėkite valstybės rinkliavą ir atsisiųskite dokumentą. Sistemoje taip pat galite pasitikrinti, kokius dokumentus valstybinė geležinkelių inspekcija jums yra išdavusi, kokius prašymus esate pateikęs ir kokia šiuo metu yra jų būsena. Taip pat sistema jūs informuos apie artėjančią dokumentų galiojimo pabaigą, pasikeitusius teisės aktus. Prisijungę prie informacinės sistemos pranešite apie geležinkelių transporto eismo įvykį, o vėliau galėsite užpildyti ir eismo įvykio aktą. Sistemos lange pasirinkite meniu punktą Geležinkelių transporto eismo įvykiai. Pranešimo formoje suveskite visus reikalaujamus duomenis, įvykio datą ir laiką, informaciją apie vietą, geležinkelių infrastruktūros naudotoją, kontaktinę informaciją ir kitą. Įvykio prašymo lange taip pat nurodykite įvykio aplinkybės, pateikite papildomą prašymą. Įvykio vietą pažymėkite žemėlapyje. Naudodamiesi informacinę sistemą, pateikite inspekcijai prašymą pripažinti savo geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemą. Be to, rengdami savo saugos valdymo sistemą, galite naudoti sistemoje esančių pavyzdiniu šablonu. Taip, saugos valdymo sistemos aprašą savo įmonei parengsite greičiau ir paprasčiau. Prisijungę prie informacinės sistemos aiškiai matysite, kokių dokumentų reikia, elektroniniu būdu pateiksite prašymą ir stebėsite jo vykdymo eigą. Prisijungę prie sistemos greitai ir jums reikalingą formą gausite jūs dominančią informaciją apie eismo saugą geležinkeliuose, automatinius pranešimus apie turimų dokumentų galiojimo pabaigą, užsakytų paslaugų būsenos pasikeitimą ir kitą naudingą informaciją.
Greitai ir patogiai susikurkite savo įmonės kortelę, kurioje rasite ir valdysite informaciją apie valstybinės geležinkelių inspekcijos, jums išduotus leidimus ir kitus dokumentus, Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre įregistruotus geležinkelių riedmenis. Be to, galėsite patogią formą tvarkyti traukinio mašinistams išduotų sertifikatų apskaitą. Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos kūrimas finansuotas ekonomikos augimo veiksmų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Informacinė sistema pasiekiama adresu www.is.vgi.lt. Patogiau, greičiau, šiuolaikiškiau.